Bene didžiausia Lietuvos istorijoje ir daugiausiai kaltinamųjų turinti byla, vadinamoji Riaušių byla, teisme jau priėjo kaltinamųjų apklausos etapą. Ir šių metų Liepos 26 dieną buvo apklaustas pirmas kaltinamasis. Nuo pat pirmojo teismo posėdžio iki šios dienos netrūko netikėtų posūkių ar keistenybių teismo salėje. Vienų nuomonė, teismo darbas yra visiškas bardakas, kiti tai vadina cirku. Tad kur čia tas bardakas ir kodėl žmonės teismo posėdžius vadina cirku? Tai kokia nuomonė iš teismo dabartinio? Cirkas ir tiek. Net nežinau, kaip apibūdinti. Cirkas. Žmonių pinigų ir laiko švaistymas, žmogaus teisų pažeidimai kiekvieną dieną. Nežinau, cirkas. Kuo toliau, tuo labiau cirkas. O kodėl cirkas? Kas ten tokio cirkiško? Nežinau, nes viskas padrikai, teisėjai, beleką, viską atmetinėja iš pasiūlymų, ta prasme, kaltinamųjų. Per atstumą, apklausos irgi, net nežinai, kas ten kalba, ta prasme, tai kažkaip turėtų viskas rimčiau būti, iš tikrųjų. Tai manai, kad nerimtai vyksta viskas? Ne, nerimtai visiškai. Kiek yra siūloma tiek iš advokatų pusės, tiek viskas yra atmetama. Kategoriškai į bet kokį klausimą yra neduodama pasisakyti ir cirkas ir tiek. Kada buvom išėję palikti teismo salę ir po pietų grįžant skyrė mums 300 eurų baudą. Advokatas surašė skundą, apskundė šitą baudą ir nagrinėja tą skundą tie patys teisėjai, kurie skyrė tą baudą. O kaip teisėjas gali šališkai vertinti savo darbą? Ar jis pasakys, kad jis blogai dirba? Aišku, kad ne. Ką jie yra pritempę, tikrai to žodžiu persime pritempę, taip mano asmeniškai byloj yra 4 policininkai, aš juos negaliu vadinti policininkais, tai yra mentai, kurie davė melagingus parodymus, identiškus ir Vitoldai Račkovai, ją atleido nuo baudžiamosios bylos, išteisino, o mane paliko nepriklausomai, kad mane suėmė tik 9 val. Vakare, o Vitolda buvo iki galo. Tai tiesiog mūsų veiksmai matyti būtent visoj mano tiesioginėje transliacijoje per 9 valandas, ką aš dariau, ką aš sakiau, ką aš veikiau prie Seimo. Tai va, čia yra pritempinėjimai ir priklausys tik nuo advokato kompetencijos. Liepos 26 diena įdomi tuom, jog Astra Genovaitė Astrauskaitė pateikė prašymą nusišalinti visai teismo kolegijai, motyvuodama tuom, jog teisėjai suinteresuoti visus kaltinamuosius greičiau nuteisti, o ne nešališkai išnagrinėti bylą. Tad buvo paskelbta ilgoka pertrauka ir teisėjai išėjo pasitarti. Šiandien įvyko bandymas nušalinti teismo visą kolegiją. Ką Jūs manote apie tai? Matot, nušalinant buvo vienas iš motyvų ir mano paprašyta kolegijos praeitam posėdėje aplinkybė, kad teismo kolegija užtikrintų gavimą video audio medžiagos mano kaltinamiesiems. Suskirstyta, taip. Ir kolegija man įrodinėjo ir net agresyviai įrodinėjo. Čia būtent Striauka, ne? Taip, kad yra, tik tai aš nemokėjau perskaityti. Ir tai buvo įvardinta, kad advokatė nepasiruošė bylai, nes nematė suskirstytos. Dėl to šiandien nušalinimo vienas iš motyvų ir buvo, kad teisėjas elgėsi nekorektiškai, netaktiškai ir faktiškai nežinodamas visų aplinkybių, kad vis tik tai tokios medžiagos teismas suskirstytos pagal kaltinamosius neturi. Kol kas viskas, matysim, kaip išspręs. Dabar nušalinimo klausimą turėtų po pertraukos spręsti ir paskelbti mums. Matysim, kas... Ar patys jie nusišalins? Nemanau. Kad ir kokie buvo Astrauskaitės argumentai, o jų buvo visa puokštė, tačiau tai neįtikino teismo kolegijos ir patys teisėjai nenusišalino. Primename, jog panašus nušalinimas anksčiau buvo pareikštas teisėjui Mindaugui Striaukai, nes šis 2020 metais buvo pagautas už vairo išgėręs. Įprastai už tokį nusižengimą policijos pareigūnai ar teisėjai yra svarstomi ir dažniausiai atleidžiami iš darbo. Tačiau Mindaugo Striaukos elgesį įvertino teismo garbės teismas ir teisėjų taryba, kurie nusprendė, jog Mindaugo Striaukos reputacija nepriekaištinga ir jam leista toliau eiti teisėjo pareigas.
riaušių byloje pareiškus nušalinimą Mindaugui Striaukui ir čia jis nei buvo nušalintas, nei nusišalino pats. Tad priekaištingą reputaciją turintis teisėjas toliau dirba ir su politinį atspalvį turinčia vadinamąją riaušių bylą. Kad jie nenusišalins ir niekas jų nešalins, jau buvo aišku po antro teismo, kada buvo teisėjas Striauga prašomas nušalinti. Dėl jo praeities, sakykime, klaidų, elgesio ir visa kita. Neveltui per metus iš 8 teisėjų pagautų neblaivių vienintelis liko poste, visi kiti buvo atleisti. Tai mes bet kokiu atveju matom, kad čia yra, jis turi atidirbti. Tiesiog čia yra mano nuomonė. Vos ne kiekvieną posėdį iš salės tribūnų girdimos replikos dėl teisėjų darbo, kompetencijos ar jos nebuvimo. Ne išimtis ir Liepos 26, kurios metu jau ne tik teisiamieji, bet ir advokatai pasipiktino teisėjų darbu. Teismų praktikoje kaltinamojo apklausos metu klausimus turi teisę užduoti teisėjai, prokurorai, kaltinamieji bei nukentėjusieji. Jeigu nei vienai iš šių paminėtų pusių jau nebekyla klausimų, apklausa skaitoma baigta. Tačiau Liepos 26-ąją teismo kolegijos pirmininkas Eugenijus Jeglinski apklausos metu nenorėjo leisti pasisakyti vienam iš advokatų, motyvuodamas tuom, jog advokatai jau uždavinėjo klausimus ir pasak jo, kiekgi čia bus tų ratų. Kilus stipriam pasipiktinimui ne tik iš kaltinamųjų, bet ir iš advokatų pusės, visgi buvo leista vėl pasisakyti ir advokatams. Pasibaigus teismui, advokatai kritikos negailėjo ir labai aiškiai matėsi, jog kai kurie net pradeda abejoti teisinga teismo baigtimi. Mano nuomonė, tai ne visai teisingai vedamas procesas pagal baudžiamą proceso įstatymą. Tai manau, kad vien tai sudarys pagrindą skųsti bet kokį nuosprendį. Labai sunkiai įsivaizduoju, kaip šita byla bus teisingai išnagrinėta procesiškai. Nebent teismas pasitaisys. Ar tinkamai jie atlieka savo darbą? Manau, kad ne. O kas čia netinkamo tokio? Pradėjo įrodymų tyrimą, pažeidžiant įstatymą, pažeidžiant šitą tvarką. Panašu, kad nemaža dalis teisiamųjų neišgali pasisamdyti advokatus ir deramai apsiginti. Kai kurie iš jų yra net nematę jiems valstybės paskirtų advokatų. Advokatai dažnai keičiasi, tai rodo, jo gynyba vyksta su dideliais keblumais. Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narė Adelina Sabaliauskaitė Lietuvos žmonės ragina paremti tuos, kuriems to šiandien labiausiai reikia. Tinkamai mums apsiginti reikalinga jūsų parama. Tiek finansinė, tiek ir informacinė. Kuo didesnė sklaida, kuo didesnis viešinimas, tuo jie daugiau atkreipia dėmesį. Apie paramą kaltinamiesiems kalba ir advokatas Kęstutis Skrebys. Tai iš tikrųjų jau tas teismas vyksta kelis mėnesius, aišku, ne kiekvieną dieną, bet pats procesas jisai vietomis primena farsą. O svarbiausias dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti, iš tikrųjų daugelis žmonių, kurie dalyvavo tam pagarsėjusiam mitinge, jie, ko gero, visiškai atsitiktinai pakliuvo į tą mėsmalę, kuri vyko vėliau. Ir, sakykime, jų dalyvavimas riaušėse yra iš tikrųjų po didelių klaustukų. Tačiau yra kita problema, kad daugelis žmonių neturi pakankamai lėšų pasisamdyti gynėjus. Gynėjai dažnai keičiasi. Ir manau, kad iš tikrųjų, jeigu tie žmonės gautų tiek teisinę, tiek galbūt ir materialinę pagalbą, kad patys galėtų teisininkus pasisamdyti jų gynybai, tai iš tikrųjų būtų gerai ir tas dalykas yra jiems labai svarbus. Tai manau, kad ta pagalba, ginantis nuo tokių, sakyčiau, iš dalies absurdiškų kaltinimų, kada maždaug, kaip pasakyta kaltinamajame akte, 87 žmonės kažkokiais koklidentiniais veiksmais susitarė kažką daryti, kai jie matė vienas kitą pirmą kartą gyvenime. Tai, keistai atrodo kai kurie dalykai, bet, buldozeris važiuoja ir matysim, kaip viskas vystysis toliau. Bet kuriuo atveju, aš taip galiu, galbūt skambiai nuskambės, bet, aišku, teismas gali juos nuteisti, bet istorija juos išteisins. Lietuvos šeimų sąjūdis specialiai atidaręs sąskaitą pavadinimu Parama teisininkų paslaugoms. Čia kiekvienas gali prisidėti prie paramos, pervedant savo pasirinktą sumą.